Jis jau galbūt dar apėsiu, parodysiu liežu. Nefilmuok ilgai, negali. A čia filmai? Ką žinau? 900 kelintais. 900-aisiais. Kai dėtkėmi gyvena? 17. Nežinau. Jau tu sakytum, 70 kokiais. Čia istorija, jei šitas Nu ponas. tai kaip? Aišku, čia jau istorija. Čia žinai. Ką čia dabar? Ką čia sitirpinėji? Sveiki, gyvi. Sveiki ir gyvi. Labas. Nu, Renatas, ką čia taip išvažiuoji? Aš senai mačiau. Nudažu, langai pabučiuoti. Dabar išsivalysim. Sveika. Mačiau, kad man reikia. Tu iš savo šaknų man tvirtumo skylės. Tėvelį, į tėvelį žiūrėk. Jeigu norėdavai ilgiau pašokti, turėdavai padainuoti kokį nors liaudies dainą, arba sukviesti liaudies šokį. Nes to reikalavo krašto metų direktorius. Ne bet kokius auksinius. Your
Taip aš neįvykė muzikavimą. Čia negalima gerti. Da po 7. Nusivalyk rankų. Yra. Vienai mašinai vazokas yra. Aš ilgai nekalbėsiu, tik tai man pats jautriausias ir pats turbūt prisimintinas dalykas, tai mūsų mokytojų kolektyvai, aš sakau kolektyvai, nuo tada, kai 56 metais rugsėjo 1 dieną aš pradėjau dirbti Didkiemio mokykloje. Niekada mes nebūdavome vieni kitiems blogi, nepareigingi. Niekada mes neėjome į jokius kompromisus, mes visada dirbdavome visi iš širdies. Buvo sunkus gyvenimo metai, buvo sunkus darbo metai, bet mes, kolektyvas, jis keitėsi dažnai, dirbome iš širdies. Gal dėl to ir mūsų mokiniai, buvę mokiniai ir dabar esantis, yra ir buvo tikrai geri. Išaugo geri žmonės, rado savo kelius, sukūrė šeimas, gražiai gyvena, gražiai dirba ir toliau turbūt taip bus. Aš noriu pasveikinti visus su šia garbinga tokia miela švente ir palinkėti visiems pedagogų kolektyvui dabartiniam. Jis irgi taip pat yra darnus, geras, jaunas, darbštus. Ir tėveliams, ir vaikučiams, kad jie ir toliau taip mokytųsi ir kolektyvas toliau taip dirbtų ir nepailstų, nes mūsų Lietuvai, brangiai tėvynei, yra reikalingi, geri, darbštus, sąžiningi, pareigingi žmonės, atsidavę mūsų brangiai Lietuvai. Ačiū. Mačiau jūsų pono pasportą ir žinau, kad atvažiavote Žemaičiai. Sakykit, ką girdėjot važiuojant pro Skuodą? Važiuodami pro Skuodą girdėjau,
Svanį ant visas varpas, musės kas norint pasimirė. Bet ne to aš klausiu. Aš klausiu, ką ten kalba žmonės. Nu, tu nežinai. Nu, juk kuo žinai rytmetį į vakarą žmonės su kuniga poterius kalba. Sakyk, gal pas žmonės sukilo? Tikra teisybė, kap su pirštu į akį, kap tik iš aukštatą sukils visi žmonės. O ką veikia sukilę? Nu, kam lyg gaspadorius. Vieni bandą gen, kiti pusryčius ved, kiti žunsyčius gana ir taip toliau. O gal pas jūs mušas? Mušas. Mano pona dvare ir sens gaidys, kos be perstoja muša su kulakotu. Kaži, kur skutram paveiks? Ar tu makliuris, ar tu pusprotis? Aš klausiu, gal pas jūs karaliai mušas? Karaliai mušas? Mušas! O natina tie pas mane toks vaikesas, ir kur tas atsineši? Tai greitai mano būgnų karalius, o žmoša lapų karalių. Sakyk, ką mislija tavo ponas? Nu, mislija rytų numyn važiuoti. O gal ponai su bajorais pas jūs šiaušės prieš vyresnybę? Šiaušas, kaipgi nesišiaušas. O nadien mano ponas eidavas pas vyresnybės, susišukavo plaukus ir susišiauši už visų kaktuos. Na tai žemaitis, nieko negalėjau sužinoti. Aš taip pat noriu palinkėti buvusiems mokyklos mokiniams, mokytojams ir esamiems ir visiems svečiams daug laimės, džiaugsmo, o mokytojams kantrybės ir kad po 20 metų tikrai vėl čia mūsų būtų dar didesnis, gal 5 ar 10 kartų būrys. Ir tuo pačiu norėčiau seniūnijos vardu mokyklai padovanoti prisiminimo kuklią dovanėlę. Ačiū labai Gintarai. Matytų jūs, matytų stovinčią mokyklą, turbūt jūsų visų svajonės turėti dar didesnę, dar gražesnę mokyklą. Girdėjau, kad jūs tikite sulaukti net ir 100 mokinių mokyklai. Taip, kad noriu tikrai aš jums palinkėti, o turbūt labiausiai tai padėkoti už tai, kad buvote, už tai, kad esate ir už tai, kad būsite. O mūsų dovanos, jos tokios buvo negražios, bet aš tikiuosi, kad jos švies ir šildys jumis. Yra ten aukštai, šiandieną tik tai dabar čia matot tik mažą gėlytę. Šiandieną tokią gražią šventę švęsdami susitinka senoji karta mokinių su naujaja karta. Ir labai įdomu tas, galbūt mes ne visada tą pastebime, kad mes senoji karta ėjome mokyklą, ditkėme mokyklą, lankėme prie anos Lietuvos, dar nepavergtos. Pavyzdžiui, aš ir mano daug čia būsiu mokslo draugų dar matau, lankėme mokyklą, kada dar nebuvo karo, antrojo pasaulinio, ir kada Lietuva dar nebuvo okupuota. Baigiau 39 metais, kada jau karo debesis rinkosi virš Europos, kada jau griaudėjo, kažkur dundėjo karo griaustinis, kada atsimenu mano buvęs mokytojas atėjęs atsisveikinti pas mus į tėvų namus, sakė, bus karas. Išvažiuoju, bet bus karas. O po to tikrai buvo karas. Buvo Lietuvai daug nelaimių. Buvo išvežimų, žudynių, kankynių ir daug kraujo praliejimo. O šiandien vėl susirinkę čia
tie vaikučiai, kurie šoko, kurie taip gražiai dainavo, jie vėl lanko mokyklą laisvoje Lietuvoje, laisvoje mūsų tėvynėje. Kiek daug barų laukia mokytojų, kurie šiandien dar dirbi, kurie ugdai jaunąją kartą. Aš irgi dirbau mokytoja. Ir kaip buvo baisu, kada širdis tartum pažabotas arklys buvo tramdoma ir reikėjo savį užgniaužti gėlą ir kartais kalbėti prieš save, prieš savo mintis, prieš savo visą tai, kas švenčiausia. Stengiamės, kiek galėdami to nesakyti, stengiamės mokyti. Visus žiedus iš sodo suskyla, kaip ateina diena, iš padangių savęs išrakšta. Tu many gyveni, žiburėliu pavirtusi tyrų, ir gyvensi ilgai, kol gyvensi šioje žemėje aš. Aš ir vėl ateinu, kaip rugsėjas jaunystė ateina, pasiilgus tave, su visa nerame širdimi. Aš nešu dovanų, amžinosios jaunystės tau daina, nes juk tu kaip daina, milijonas širdžių gyveni. Kaip ir kiekviena šventė, taip ir mūsų garbingas jubiliejaus minėjimas eina į pabaigą. Kad šiandien šventė graži, kad susirinko gausus būrys žmonių. Noriu padėkoti tiem, kurie rėmė mokyklą, ne tik šiandien, bet rėmė visus mokslo metus ir tikiu toliau padės mokyklai, kad ji būtų gyva, kad ji būtų graži, šviesi. Nuoširdus ačiū Jonui Danskui ir bendrovei Jūra, Daivai ir Romui Jekiams, Danutei ir Juozui Klimpiams, Ritai ir Liudui Montvilams, Aidai ir Vincui Petrošiams, Birutei ir Edmui Levikiams, Sigitai Jasukienei, Reginai Venskutei Beišienei ir jos šeimai už gražų koncertą. Kaimo kapelai, kuri mus linksmino ir groja visose vakaruose, vakaronėse ir šokių metu. Balskų girininkai Eugenijui Aurylai, Pajūrio girininkui Ričardui Poškai, Alvydui Spragauskui, Pagramančio girininkui Vaidotui Šliogeriui, Irenai Karozeniai. Nuoširdus ačiū Dirbkime seniūnijoje seniūnui, mūsų buvusiam mokiniui Gintarui Kasnauskui, kuris visada remia, visada kartu su mokykla, su jos rūpesčiais. Jis visada šalia mūsų. Tikiu, taip ir bus. Ieškojau žodžių, kuriais galėčiau padėkoti savo kolektyvui, mokytojams, visiems darbuotojams. Deja, aš jų neradau. Net ir gražiausiose lietuvių poetų posmuose neradau šitų žodžių. Todėl aš galiu tik nusilenkti prieš jų darbštumą, kruopštumą, sumanumą. Ir tai, kad jie remia kiek gali mokyklą, kad mokykla mažomis lėšomis ir šiandien gyva, kad jinai auga, tvirtėja. Ačiū kolektyvui. Ir noris užbaigti tikriausia tokiais paprastais labai žodžiais. Tik tai sugrįžkit, tik sugrįžkit paukščiai, nors retkarčiais, nors valandai trumpai, kokios bebūsit toliuose ir aukščios, kokie belauktų žygiai ir darbai. Jūs aplankysite Baltų beržų alėją ir tuos antruosius buvusius namus, paspausit ranką tiems, kurie įspėjo, kad skrydis bus sunkus ir neramus. Tik tai sugrįžkit paukščiai, nors retkarčiais, nors valandai trumpai. Nepadėkojau ir nepasakiau nieko apie mokyklos himną, kurį greitai išgirsit. Pirmą kartą jis nuskambės. Ačiū už žodžius poetei Angelei Jankauskytei ir už muziką Edmundui Švečkauskui. Aš prisimenu kadaise, gal prieš 10 metų, Angelės Jankauskytės pasakytų žodžius. Kai man sunku Vilniuje ir sunku Kaišiadoryse, aš randu ramumą Didkiemy, pavaikštau pakrantėmis jūros upės.
Atsistoju prie medžio, priglūstu prie jo, pasikalbu, jis mane supranta, jis išklauso, jis man suteikia minčių. Matyčias mintis visas sudėjo į mūsų mokyklos himną. Tad mokyklos himną ir išklausykit, šiandien nuskambantį pirmą kartą. Po 80 metų susirinko tiek, kiek galėjo susirinkti. Galbūt atėjo šventė visi. Galbūt galėjo bėda, kam susirinko. O galbūt ir pirmo, kai ką. Šiandien turėsim lygiai. Nu ką bus? Gal prisiminimų, gal džiaugsmo, gal liūdesio. Bet tikiu, kad šokio ir dainų tai tikrai bus gal ruoštas. Jau kūnų posliai prisiminė jėgos patarimo taurę. Tik paukščių grįžimas iš širdį ir netinti iš žvėrens. Jie karpo pavasario vėją, įsėdė trokštam debesys. Sugrįžti namo pažadėjo, netikėk manim, aš viską galiu ir žinau, tiek matau, kas man šiandien. Kartais klaidžiu į vienas tarp jūsų kelių, ieškau savo tiesos tarp daugybės tiesų, o man širdžiai vietos nėra. Ir atrodo, nėra kur pasiimti jokų. Ir nutolsta svajonė šviesi ir gera, o aš pats nejauksma laužo kūnais dėkų. O tos tikinčios akys, žiūrėkit iš ties, aš bejėgis, be teisės meluoti akyse, ieškau pošinamos. Nebūrės mane būtų kaip baisėti, o dienom, ką brangiausią skolą turiu, vėl išsėjau ant jūsų vėliausių kelių, o naktim aš ilgiuosi pėsčių švyturių, nesakykite, kad viską galiu. Šiandien bandysiu pavesti pamokas, kaip jūs lygiai norėčiau pasitikrinti, kas dalyvauja. Jemsevičienė, Agnė Danutė, Rūta Kušienė, Irma Paulauskaitė Jakubienė, Marytė Zybartaitė Vaškauskienė, Vanda Šličiničiūtė Liekienė, Grigaliauskas Antanas, Jaunį gyveno, Mažai Mačiūtė, Galvokiškėnė. Mielas mokytojas Grigaliauskas, jūs čia dirbot jaunas. Jums teko patirti ir vargo čia, ir rūpesčių, bet jūs čia buvote iš tiesų laimingas, nes jūs buvote jaunas. Ir žinau jūsų mokytojo kelią, neišėjo į kitą. Pasakykite, kas išliko iš Vilkino? Prašau, prisipildė visą daug. Išliko. Kaip aš atsiradau,
aš iš Marijampolės buvau, baigiau mokytojų seminariją 51 metais. Ir aš atsidūriau Žemaitijoje, todėl kad aš nestojau į jaunimą, tai tokį šiltį toli. Bet aš labai norėjau į Žemaitiją. Aš žinojau iš istorijos labai daug, kaip šitą kraštą garbingą, kiek gavosi mūsų Lietuvai. Galvoju, jeigu manęs suvaldyjo, nenoriu, tai gal aš čia kaip tik tai. O aš tarpau, čia žmonės nuoširdesnės. Ir dabar tą patį galiu pasakyti, žemaičiai yra geresni, paprastesni, nuoširdesni negu suvaltiečiai. Ką aš pastebėjau, pirmiausia, važiuodamas dviračiu, tada iš Šilalės į Vitkį, tada mane paskyrė. Aš pirmie dar pasiliko atmintinį, neatsimenu tą kaimą. Tai buvo senoviška Žemaitijos sodybos. Tokie šiaudais drėgti namai, nuskleistais galais, ilgos pastogės, o jais Pasižiūrėsim, po kokį dar 5 Aš galvoju, kad čia gražina, aš sakau, tik tu pažiūrė. O, jau man po kokių 5 metų. Dar bus progos pažiūrėti, tas momentas bus. Dar užžiūrėti. Bus šventė. Žiūrėk, jis galbūt pasirinkė, kad pro. Dėja, bežiūrėti Dievą. Nu, geras. Skaityk toks prisiminimas. Neaplausi. Palauk, dar rankytėmiai. Iški jaunystė. Prašau, jūs pradeda to čia visi pritarti. Man to labai moka jaunystė. Trupučiuką. Mūsų tokia moka. Į jaunystę alyvom sužydė. Tada aš ilgiuosi sugrįžk ir paskubėk. Tada aš ilgiuosi sugrįžk ir paskubėk. Paklausiau baltą ramunėlę, ar dar sugrįž. Ar aš dar kartą pamatysiu jos mėlynas akis. Sugrįžk į jaunystę, alyvom sužydėk. Tada aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk. Tada aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk. Tai mums šiandieną džiaugiuosi. Mokyklai 80 metų, jubiliejus ir man, nes 20 metų, kaip visų pedagoginį darbą. Ir pirmieji metai buvo šioje mokykloje. Atėjau tik baigus vidurinę mokyklą, kai kurie aštuntokai buvo ne ką jaunesni už mane, patijas taikėm. Žinot, mokėjau viską, žinojau viską ir nieko nežinojau. Nuvažiuosi į seminarą, mums aiškina, viskas aišku. Nuvažiuoju, verkiu ir gal nieko nežinau. Nu, bet ką padarysi, kadangi labai norėjau, šeimos tokia dinastija, ir mama, ir sesuo, ir tetos mokytojos. Taip ir vargau, dirbau, kiek pajėgiau, kiek galėjau. Ditkiemį praleidau 8 metus.
Ir tikrai netikėjo, kada mokytojas Radgauskas sakė, kad visos merginos, kurios ateina į šią mokyklą, vienos neišeina. Aš to tikrai nesitikėjau, bet pasirodo, kad ir man tai išėjo. Sugrįžau į savo gimtą kartelį, į savo mokyklą, kurią buvau baigusi prieš 8 metus ir šiemet jau man 20 metų, kai baigiau vidurinę mokyklą. Ką sutikau Ditkiemį? Šioje mokykloje sutikau pačius nuostabiausius mokytojus. Kas atidėjo darbus kaimiškus, kas su šypsena, su džiaugsmu bus su mumis. Kolegėm Genutei ir Vidai, Vilmai ir Danutei. Štai ir vėl prisiglau, atėjau prie tavęs. Kaip kadaise graublėtą kamieną paglostyt, mintimis sugrįžtu į šviesiasias dienas, tu nuo vaikystės pasaka oški. Žemės pėda kiekvieną ir kvapą žolės branginti išmokau. Tik tavo pavėsį bus platesnė mintis, kai ir vėl su tavimi pakalbėsiu. Jiems užminėjom, mes balsą artimųjų širdyje turėjom. Kai liūdna buvo ir graudu, mes vis girdėjome tą šlamesį senai išnykusių Javo žalų. Ir jūros vandenys krantus tos mylimus užliejo, ir mūsų vasaros nuėjo nubangavo. Mes veidus mokytojų širdyje nešiojom, savo mes nuotraukas